Labas, aš esu Adas, Vilniaus Gedimino technikos universiteto komandos kapitonas. Už manęs visad gyvas ir nuolat besiplečiantis Vilniaus miestas, kupinas iššūkių architektams, statybos, kelių, elektronikos, mechanikos inžinieriams, transporto, verslo bei aviacijos specialistams. O visus šios iššūkius mes sprendžiam čia, Vilniaus Gedimino technikos universitete. Mano universitetas techniškas, kūrybiškas, pažangus. Techniškas tai savaime aišku, nes čia technikos universitetas, o kūrybiškas tai yra tai, kad į techninės problemas mes galim pažiūrėti labai kūrybiškai, rasti pačius pažangiausius, inovatyviausius sprendimus. Atvežkit vandenį iš bet kurios pasaulio vietos ir mes jį ištirsime čia ir dabar. Mūsų universitetas taip pat yra žalias universitetas. Žinoma, ne dėl to, kad tai jaunas universitetas, o dėl to, kad mes turime aplinkos inžinerijos fakultetą, kuris dalyvauja darnios plėtros projektuose. Taip pat mūsų universitetas yra išskirtinis tuo, kad mes vienintelį Lietuvoje turime aviacijos fakultetą, kuriame yra ruošiami orlaivių pilotai. Jeigu jūs skraidote lietuviškom avialinijom, tai turbūt už lėktuvo vairo sutiksite mūsų universiteto absolventą. Taip pat mūsų architektūros fakultetas yra ypatingas tuo, kad jame dėstytojauja tie žmonės, kurie yra patys geriausi praktikai šalyje. Šiame universitete aš jaučiuosi gerai, nes turiu galimybę mokytis, o tai man daryti patinka. O šioje laboratorijoje nustatomos statybinių medžiagų savybės. Mūsų komanda yra, aišku, kaip ir visos komandos, stipri ir kūrybiška be abejo. Mes esam visi skirtingų specialybių atstovai, kas yra labai gerai. Mes galim panaudoti savo žinias labai skirtingose srityse, tai pasiekti geresnių rezultatų. Čia mes medžiagų atsparumo laboratorijoje. Šis plieninis strypelis lūš per keletą sekundžių. Aš turiu pomėgį, kuris yra skirtas mano sielai, tai yra muzikavimas, o tai, ką aš įgyju čia, tai yra penas maistas mano protui. Vilniaus Gedimino technikos universitetas tai vieta, kur kuriami ateities miestai ir ateities lyderiai.